Papasakosiu, kaip atlikti pratimą žalia linija. Pratimas universalus, jo trukmė apie 10 minučių. Tinka, kuomet tiesiog norite pajudėti, kažką tai paveikti tokio aktyvesnio su grupe. Dalyvių skaičius gali būti gan didelis, priklauso nuo patalpos dydžio ir nuo to, ar dalyviai jūs gerai girdės. Ir pratimų jums reikės arba lipnios juostos, arba virvės. Jeigu ta virvė dar būtų žalia, tai iš vis būtų gerai. Tad pratimo metu mes ištiesime virvę ant grindų tiesiai, arba tiesiai galima priklijuoti lipnią juostą. Ilgis toks, kiek yra dalyvių, nes dalyviai turės sustoti vienoje eilėje. Išsirikiuoti tiesiog ir stovėti vienas šalia kito prie pat linijos. Taip jų pirštų galai praktiškai remiasi į liniją arba yra labai netoli tos jūsų paruoštos linijos. Ar tai bus virvė, ar tai bus lipni juosta ir jie stovi veidu į jūs. Nes jūs skaitote klausimus, dalyviai klausimus išgirdę, jeigu atsako taip, jie tą liniją peržengia į kitą pusę, jeigu ne, jie lieka stovėti ten, kur yra. Skaitote antrą klausimą, jeigu jie į tą klausimą atsako taip, tuomet jie vėl pereina per liniją kitą pusę, grįžta atgal, jūs skaitote trečią klausimą, jeigu jie atsako taip, jie vėl peržengia liniją. Jeigu vietos būtų labai mažai, jūs galite pabandyti padaryti dvi grupelės ir padaryti dvi linijas. Tokiu atveju dalyviai stovi vieni prieš kitus, vieni turi savo liniją, kiti turi savo liniją ir tie, kurie atsako taip, jie savotiškai išeina į vidurį. Tai iš tikrųjų visi klausimai skirti žaliajam kursui apie mūsų gyvenimo ir vartojimo įpročius ir pratimas jisai padeda toje grupėje atrasti bendraminčių, kurie panašiai elgiasi, gyvena, turi panašius įpročius. Kitiem galbūt gali atrodyti, jog ekologiškas ir sąmoningas vartojimas, jis yra kažkur toli nuo kasdienybės ir kad, tarkim, žmogus neturi artimųjų rate, kas ekologiškai gyventų, sąmoningai vartotų ir suprastų visas šitas žalias idėjas, tai papuolęs į tokį pratimą, tiesiog toks žmogus gali pamatyti, kad štai tokių žmonių yra ir tie žmonės gali būti tokiu kaip, pavyzdžiu. Tai klausimų sąrašą jį galima papildyti. Tų klausimų tikrai nėra sunku sugalvoti ir daugiau. Ant žemės esančią liniją jūs po to galite panaudoti ir refleksijai. Paklauskite dalyvių, kas juos nustebino šiame pratime. Kiekvienas, pavyzdžiui, paeiliui pasako savo atsiliepimą ir peržengia per liniją. Arba galite apibendrinti ne tik pratimą, bet, pavyzdžiui, paskutinę mokymų dalį ar paskutinę mokymų valandą. Dalyvis pasako, kas jam patiko iš paskutinės mokymų valandos ir peržengia liniją, tada kitas pasako vieną ar kelias sakinius, peržengia liniją, tol kol visi savo kažkokį tai grįžtamąjį ryšį duoda jums. Taip. Lygiai taip pat galima išnaudoti šitą liniją ir mokymų įvertinimui. Tarkim, jūs galite prašyti, kad peržengtų liniją tie, kurie mokymus vertina labai gerai. Tada paprašote, kad vėl visi grįžtų į savo vietas ir tada paprašote, kad peržengtų liniją tie, kurie mokymus vertina gerai. Ir galite trečią vertinimą padaryti vidutiniškai, ar ne, peržengia liniją tie, kurie mokymus vertina vidutiniškai. Tai čia būtų tokia kaip 3 balų skalė, galite 5 balų skalę padaryti. Tiesiog vertinimas vyksta labiau veiksmu, ar ne, kas yra šiek tiek įdomiau ir žaismingiau, negu vien tik tai, kur sėdėti savo vietoje ir iš savo vietos savo tą atsiliepimą pasakyti.